Labą dieną, Žemaitė. Žemaitėms ir bet kuria kita tauta kalba yra pats svarbiausias dalykas. Kalba yra kertinis kūlis, kaip sako mūsų kalbininkas Juozapas pabrėža. Kaip sakyti, mes Žemaitijoje rokaujamės visi jau neprasta žemaitiška ir daug jau ta kalba tapo populiari ir daug kas jau naudoja ir jaunims, ir senims, bet rašyti, gal sakyti, ras, kuris moka. Ir aš pats, jeigu kas yra svarbu, dažnai skambinu, pabrėžą, paklausiu, kaip vienokį ar kitokį vietovardį reikia parašyti. Ir todėl ir šimet aktuali tema - žemaičių rašyba. Išmokti rašyti, tai reiškia įtvirtinti ton žemaičių kalbą knygos, literatūroje ir visur kitur. Aš šitur vieną tokią knygą rodau, tai yra knyga viena čia iš pirmųjų mūsų tokių leistų savo motinų kalboje. Kaip kalba yra toks pasididžiavimo, garbingas dalykas, todėl reikia mokėti, kaip sako, gali visom kalbom rokautis ir mokėti, bet savos nemokėti ir nežinoti ir negera, ir gėda. Ačiū.